Keista Garmino situacija ant A406 Londone pačiam vidui, vadinamas North Sikola. Vienu žodžiu, nesvarbu. Vienu žodžiu važiuoju link Memblio nuo rytų. Šiaip Bemblis ten kažkur ties A1. Nu, nesvarbu. Vienu žodžiu, tai važiuoju A406 ir man Garminas sako, va čia už tiek ir tiek nusuk į A10. Nu gerai, maršrutą nelabai ten žinau, Vemblis toliau. Galvoju, prie ko čia man nusukti į Enfieldą arba Wood Greeną. Galvoju, nusuksiu. Gal ten kažkur kelias kitaip eina, nežinau, praktiškai antrą kartą tą sandėlį važiuoju ir neatsimenu pirmą kartą, kai važiuoju apskritai. Nu gerai, nusuksiu. Nusukau. Ten kamštis, aišku, prieš tą žiedą. Ta sankryža 406 A10. Ten toks didžiulis žiedas, viena pusė į Enfieldą, kita pusė Wood Greeną. Lemba, prie sankryžų sustoju, sakau, pažiūrėsiu, kur man sukti, ar į dešinę žiedę eiti, ar kairę, nes ten linijos kelios, kurios man laikytis, nes navigacija nelabai ką rodo, taip labai tiksliai. Tie rodo tiesiai ir viskas. Pasididinu, susimažinu žemėlapį, o žiūriu, man rodo važiuok žiedu tiesiai. Ok, galvoju, tai kokio velnio, tada aš nusukinėjau nuo to 406. Privažiuoju žiedą, pravažiuoju, galvoju, gal dar už to žiedo yra gal slip roadas, angliškai tokie vadinami. Dar nuvažiavome į kokį nors dar lygiagretų kelią. Nu gerai, važiuoju aš tiesiai per tą žiedą, o žiūriu, mane grąžina į 406 atgal. O perkūnais, tai kokio velnio man reikėjo nusukinėti nuo to 406, bet aš paskui grįžčiau atgal į jį. Tai taip likau ir nesupratęs Garmino logikos šiuo atžvilgiu. Taip likau nesupratęs Garmino logikos, kodėl aš turėjau nusukti nuo 406 ir grįžti atgal į jį, pravažiavęs tenai ekstra kamščių sankryžos. Vienas dalykas galėjo būti, nes tenai tas 406, po to A10 lenda po apačią, yra kaip ir toks nedidelis tunelis. Bet ten aukščio apribojimo nėra, tai yra 5 metrai leidžiamas aukštis, mano fūra 4,2. Ten gali važiuoti net su double deckeriu tuo 4,92. Tai nelabai supratau navigacijos logikos, kur čia jam pasidarė bėda. Nu, pabandžiau, sužinojau, kitą kartą nevažiuosiu aplinkui, važiuosiu tiesiai. Tai va, kartais, Garminas mėgsta vengti galbūt tokių, kaip sakiau, toks labai konservatyvus ir labai atsargus keliam. Sunkvežimiams. Stengiasi jau, kad tu ten lystum su dviguba ekstra doze. Kad jau neužkliūstum niekur. Gal dėl to, nežinau. Gal dėl to, bet, toks nelogiškumas buvo, o gal ir logiškumas. Ką aš galiu žinot, žalias durnas neišprūsęs. Yes.